Tai štai, ant šito ruberoido dabar prisisukau rėmą 10 cm, 10 cm, skaitos lentos. Su kampiukais prisukau, nes ten, kiek atsimenat, buvo lištvedęs, prie ko sukti patogu, viskas gerai. Viskas susisukinau. Ir dabar sudėsiu čia visur vatą 10 cm ir užšaudysiu tokią ganėtinai gražią agro plėvelę, ar tai stogo dangos plėvelė kažkokia kvėpuojant į vieną pusę. Tai vat ir bus tokia marga. Jeigu nepatiks, kažką dar gražiau darysim. Bet iš pradžių su šita. Jinai ir nepraleis mikrodalelių vatos akmens skaitus kvėpuoti. Visada reikia tikrinti, kaip aidesys nusima. Vata labai gerai veikia. Tarp kitko tinka bet kokia vata pigiausia. Čia kažkokia dėdė padovanojo ir naudoju. Ir jokio skirtumo kokia vata praktiškai. Ten jeigu ieškoti tų, kaip sakau, skaičių po kableliu, tai gal ir svarbu. Bet visumoje, pasakykit jūs man, ar dėl to, kad vata bus kietesnė ar minkštesnė, jūs suprasite mano mikso kokybę, dėl to pasikeis labai ar nepasikeis. Ar jūs išgirsite ar ne. Net per kaukę nada. Reikės dėtis rimtesnę kaukę, matomai. Kuku. Taigi, sveiki dar kartą. Pamiršau paaiškinti, kodėl reikia prie šito darbinio stalo, kur bus kolonėlės, kompiuteris, susidėti vatą. Ne tik dėl to, kad izoliuoti garsą tarp patalpų su mikrofoninė, bet ir dėl to, kad čia, kai aš sėdžiu priešais kolonėlės, iš kolonėlių sklindantis garsas, pirminis, kaip sakant, garso šaltinis bus kolonėlės, siektų mano ausis švarus, be jokių atspindžių atsispindėjusių nuo sienų, nuo šito priekio, nuo kampo. Dar, kaip minėjau, ir stiklas bus palenktas, tai vat paskui paaiškinsiu, kodėl palenktas stiklas. Nuo kolonėlių turi garsas tiesiai į ausis turi ateiti, neatsispindėjęs nuo sienų, skaitos neatsimušęs nuo kitų paviršių kažkokių, kurie sukurtų kažkokį papildomą aidesį. Ir aš miksuodamas muziką, garsą, miksą, sakykim taip, kad negirdėčiau papildomų aidesių, kad galėčiau panaudoti iš programos tiek reverberio aidesio, tiek delėjaus pakartojimo garso, ne? Tiek, kiek man reikia, tiek, kiek aš noriu, taip, kad būtų gražu. Todėl čia reikalinga irgi vata. Iš pradžių sudedam vatą, viską izoliuojam nuo aidesio, paskui jau kai pradėsiu dirbti, klausysiu, lyginsiu savo miksus, nešdamas į kitas įrangas, į kitas erdves, mašinui, galbūt kažkokiuose salėse, namie, per televizorių, per telefoną, žodžiu, visur kur bandydamas susirasiu geriausią savo variantą, kaip aš sumiksuoju, kad tas miksas skambėtų visur gerai. Tai vadinasi, jeigu man čia bus per daug nugerta, aidesio nejausiu, ne? Galbūt aš tada padaugysiu per daug reverberio ir panašiai. Tai žodžiu, taip žaisdamas, tikrindamas, ten mėnesio 2 bėgi, aš išvesiu, ko man dar čia reikia. Galbūt čia atsiras difuzoriai, jie šalia stovi. Galbūt tokios konstrukcijos atmušėjai, gal ir lentos tiesiog papildomos medinės, kad šiek tiek man gyvumo natūralaus garso į ausis patektų, bet nebūtų per daug to aidesio. Tai va, yra slidus reikalas. Praktiškai niekas negali ateiti, paskaičiuoti, nubrėžti, bangas pamatuoti ir sakyti, tau čia dabar sėdint kėdėje, labai gerai, taisyklingai viską girdi. Iš tikrųjų tai yra nesąmonės. Tai yra tik tais matematiniai skaičiavimai. Bet kiekvienas mes garso režisierius turime savo kažkokį skonį, savo supratimą, ar mes vienus dažnius labiau ryškinam kūrinyje, ar kitus, kaip juos girdime, galų gale kiekvieno klausa šiek tiek skiriasi.
vieni aukštų mėgsta daugiau, kiti žemų daugiau ir panašiai. Tai nėra vienos taisyklės, va dabar čia sėdėk ir čia tau labai gerai yra ir dabar jau tu stebuklingai viską padarysi labai gerai. Ne, tiesiog bandymų keliu, iš savo patirties kalbu, bandymų keliu, tu į bet kokią garsiausią pasaulio įrašų studiją nuėjęs, atsisėdęs pirmą kartą, tu gali tokį, atsiprašant, šūdiną miksą padaryti, kad pats nepatikėsi tuo, ką padarai. Prie garso savo aplinkoje reikia priprasti jį pažinti tiesiog. Ir tada prasideda plonybės, smulkus dalykėliai, kaip ir ką tu darai su kompiuteriu atsisėdęs. Tai va tie dalykėliai geriausiai yra atrandant save, taip kaip tau patinka, ką tu pažįsti ir prie ko tu padarai geriausią miksą, kuris skambės išnešus į bet kokią erdvę, į bet kokį įrenginį. Skambės gerai. O gerai vėl čia toksai slidus reikalas. Vienam gerai yra daug žemų, kitam gerai yra daug aukštų dažnių garse. Bet aš skaitau, kad gerai yra taip, kai tu padarai savo miksą, įdedi į playlistą pasaulinio lygio visų studijų, įrašų kažkokių gerų kokybių, nesutraiškytų MP3, kaip sakant, kiek įmanoma geriau susisiunti muzikos, nusiperkia per Spotify, per ką, WAV formatų ir skaitos savo miksą, įdedi tarp jų. Ir taip greitai playerį junginėjai, grotuvą lietuviškai, junginėjai ir iki 3 sekundžių laiko tarpe įsijungi vis savo darbą. Ir jeigu tau nekliūna, nešokiruoja ir jis skamba tarptų visų gerai skambančių muzikų lygiai taip pat gerai ir nesinori su potenciometrais equalizerio sukyti ar garsą lygį tildyti arba garsyti ar kažkaip keisti. Tai vadinasi, tavo miksas skamba irgi lygiai taip pat gerai, o gerai tai nustato visuomenė, kas yra gerai. Jeigu klauso dabar, mada yra tokio garso, tai mes tokį garsą ir turime visi daryti, plius minus. Skaitos, kad nereikėtų žmogui klausantis 100 dainų, išgirdus tavo dainą ar šiaip muziką kažkokį instrumentinį, pribėgti ir pasigarsinti, pasitildyti arba žemų nuimti arba pridėti. Tai va, čia yra viso ko esmė padaryti, kad tai skambėtų skaniai, gerai ir lygiai taip kaip ir krūva playlistė grojančios muzikos. Tai va, vieni kitus nežymiai kopijuodami prisitraukiam prie to bendrinio garso supratimo šiai dienai. Koks jis bus po 5 metų ar po 10, mes nežinom. Tai lauksim. Irgi lygiai taip pat mokysimės, vėl kopijuosime vieni kitus ir eisime į priekį. Viską šią užkalų apdailą. Praktiškai pirminė pradinė siena bus paruošta darbui. Kol kas. Paskui žiūrėsim, ko dar jai reikės. Iki. O, nepamirškit paspausti laiko ant video, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti tą varpelį ten, gausite naujienas ir parašykit komentaruose, viskas normaliai čia einas ar gerai. Gal aš čia nesąmonės kalbu, gal darau nesąmonės. Gal jums kažkas nepatinka, galbūt reikia man artikuliuoti taisyklingiau ir garsiau kalbėti ir panašiai. Bet kaip sakiau, akustika po truputį keisis, nenaudoju kol kas jokio papildomo išorinio mikrofono. Tiesiog kamera įrašinėja tai, ką kalbu ir žiūrėsime, kaip keičiasi ir kaip kamera gali pradėti vis geriau ir geriau įrašinėti, kaip aplinkoje keičiasi aidesys. Man skambina Marsas, tuoj atsiliepsiu. Iki.